Pradžios knyga 20 skyrius. Iš ten Abraomas iškeliavo Negebo srities link ir įsikūrė tarp Kadešo ir Šūro. Gyvendamas Gerare kaip ateivis, Abraomas sakė apie savo žmoną: ji mano sesuo. Užtat Geraro karalius Abimelechas ją parsigabeno savo. Naktį sapne Dievas atėjo pas Abimelechą ir sakė jam: tu mirsi dėl moters, kurią pasiėmi, nes tai ištekėjusi moteris. O Abimelechas dar nebuvo jos palietęs, todėl tarė: viešpatie, argi tu pražudytum nekaltą žmogų? Argi ne jis pats man sakė, ji mano sesuo? Ir ji pati patvirtino: jis mano brolis. Kai tai padariau, mano širdis buvo dora ir rankos nekaltos. Tuomet sapne Dievas jam atsakė: taip, aš žinojau, kad tu tai darai dora širdimi ir nekaltomis rankomis. Be to aš pats sulaikiau tave, kad nenusidėtum, todėl ir neleidau tau jos paliesti. Dabar sugrąžink vyrui žmoną, jis pranašas, todėl tave užtars ir liksi gyvas. Bet jei nesugrąžinsi, žinok, kad tikrai mirsi. Pražūsi pats ir visa, kas tau priklauso. Abimelechas atsikėlė anksti rytą, susišaukė visus tarnus ir papasakojo jiems visą, kas buvo įvykę. Žmonės buvo baimės priblokšti. Tuomet Abimelechas pasišaukė Abraomą ir tarė jam: ką tu padarėjai? Kuo aš tau nusidėjau, kad užtraukė tokią didelę kaltę man ir mano karalystiai? Padarėjai man dalykų, kurie neturėtų būti daromi. Kągi tu galvojai, klausė Abimelechas, darydamas tokį dalyką? Aš pamaniau, atsakė Abraomas, kad šioje vietoje visiškai nėra Dievo baimės ir jie mane užmuš dėl mano žmonos. Be to, ji iš tikrųjų mano sesuo, mano tėvo, nors ir ne mano motinos duktė. Ji tapo mano žmona. Kai Dievas išvedė mane iš tėvo namų toli klajoti, aš jai sakiau: prašyčiau tavęs padaryti man malonę, kad ir į kokią vietą nueitume, visur apie mane sakyk, jis mano brolis. Abimelechas paėmė avių ir jaučių, vergių ir vergų ir davė juos Abraomui, sugrąžino jam ir Sarą, jo žmoną. Mano kraštas prieš tavo akis, tarė Abimelechas, apsigyvenk, kur tik tau patiks. O Sarai sakė: žiūrėk, duodu tavo broliui 1000 sidabro gabalų. Tai bus tau apginti prieš visus esančius su tavimi. Tu esi visiškai išteisinta. Tuomet Abraomas užtarė Dievui ir Dievas išgydė Abimelechą. Jis pagydė ir Abimelecho žmoną bei vergės, idant vėl galėtų gimdyti, nes dėl Abraomo žmonos Saros viešpats buvo padaręs visas Abimelecho namų moteris visiškai nevaisingas.